Pirmiausiai aš susipažinau su kurčiaisiais, kai aš mokiausi pedagoginėje mokykloje. Mūsų mokyklą uždarė, buvom paskutinė laida, paskutinė. Ir prasidėjo kurčiųjų mokykla. Baigę mokyklą, daug draugų nuėjo dirbti su kurčiaisiais. Manęs direktorius nepriėmė. Sakė, kad man reikia dirbti su girdinčiais. 4 metus dirbau girdinčių mokyklų. Pionierių vadovė, sporto mokytoja, įvairiai. Buvo labai miela, labai malonu. Bet buvo iki Telšių 7 kilometrai. Labai norėjusi į miestą. Naujas direktorius Andrijauskas pakvietė mane į kurčiųjų mokyklą. Taip ir pradėjau darbą su kurčiaisiais. Iki 1974 metų Telšiuose. Vėliau visa mano giminė gyvena Vilniuje, viena Telšiuose. Ir pakeičiau, atvažiavau dirbti į Vilniaus kurčiųjų mokyklą ir dabar dirbu. Ir labai džiaugiuosi, kad aš susipažinau su puikiais kurčiaisiais vaikais. Aš labai myliu savo vaikus. Esu griežta, reikli, bet labai mylinti vaikus. Man labai patinka dirbti su vaikais. Pavyko išmokti, nors nelengvas darbas. Darbas yra labai sunkus su kurčiaisiais vaikais, bet yra mielas. Matai darbo rezultatus, matai. O kaip pavyko, reikia mylėti savo darbą. Reikia labai mylėti savo vaikus. Tėveliai visi nuo pat seniai prašo, kad patektų į klasę. Prašo todėl, kad tėveliai nori, kad vaikai išmoktų kalbėti, kad vaikai išmoktų dirbti. O dirbti su vaikais yra įdomu. Ir vaikams įdomu. Jie sako, įdomu pamoka, įdomu patiko. Reikia daug širdies įduoti, reikia daug žaidimų. Vaikų prispausti visą laiką reikia reikliai, bet nuoširdžiai. Žaidimai, ekskursijos, įvairiai susipažinimai, kad nereikėtų, pavyzdžiui, žodžius kalti, nematant, reikia daug priemonių. Va, visur kabo paveikslėliai, žodžiai, lentelės. Vaikai išmoksta ieškoti, susirasti, patys ir žodelius susirasti, ir galūnę susirasti. Stengiasi, vaikus reikia uždegti darbui, mokytis. Labai malonu, kad vaikai sako, ilga
mokyklai atostogos, nusibodo, noriu. Į mokyklą man labai malonu. Aš suprantu, kad vaikams mokyklai yra gera. Aš labai reikli, bet ir mylinti vaikus. Taip ir dirbame. Ką aš norėčiau? Pirmiausia, aš noriu pasidžiaugti, kad visiems mano buvusiems mokiniams gyvenime sekasi, aš to nežinau, sekasi gerai, visi gyvena gerai, nei vienas netapo blogu žmogum, visi yra geri žmonės. Užsienyje gyvenantį bendrauja ir Simona, ir Joana, Laura perduoda per internetą perduoda linkėjimus. Aš labai džiaugiuosi, kad nepamiršta. Pavyzdžiui, praėjusį sekmadienį buvę vaikai susiorganizavo susitikimą kavinėje šventėm. Buvo labai malonu bendrauti. Buvo malonu išgirsti, kad visi kiekvienas gyvena normaliai, visi turi darbus, visi stengiasi, visi dirba. Yra garbingi žmonės. Čia yra man svarbiausia, kad vaikus mokai ir darbas nenueina veltui. Užauga geri žmonės. Man noriu pasakyti, pasveikinti. Taip, būtinai vaikai, kurie žiūrit, aš visus labai myliu, visais labai džiaugiuosi, noriu jums visiems palinkėti sėkmės gyvenime, šeimoje, sėkmės auginti mano anūkus. Patino ir dangus aukštai, dieversiai, šilena stalės. Stokite. Stoviu. Bėkite. Bėkite. Aš bėgu. Prauskitės. Prausiam. O jau? Aš nusirausiau veidą su muilu. Pasėjo ežį su meška žilvyčio. Žilvyčio.